Jozuės knyga, 6 skyrius. Tuo tarpu Jerichas buvo aklinai užsidaręs dėl izraelitų. Niekas neišeidavo ir neįeidavo. Viešpats tarė Jozuei: žiūrėk, aš atidaviau į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir stiprius karo vyrus. Visi kariai turi apeiti aplink miestą kasdieną po vieną kartą. Taip darykite 6 dienas. 7 kunigai turės nešti skrynios priekyje 7 avino rago trimitus. 7 dieną turite apeiti miestą 7 kartus, kunigams trimituojant. Išgirdę ilgą trimito garsą, visi žmonės turi garsiai šaukti. Tada sugrius miesto sienos ir kiekvienas galės įsiveržti į miestą ten, kur stovi. Jozuė, Nūno sūnus, pasišaukęs kunigus, tarė: paimkite sandoros skrynę ir 7 kunigai, tegul neša 7 avino rago trimitus viešpaties skrynios priekyje. O žmonėms tarė: eikite aplink miestą, o ginkluotieji teeina viešpaties skrynios priekyje. Jozuei tai pasakius, 7 kunigai, trimituodami 7 avino rago trimitais, viešpaties akivaizdoje ėjo viešpaties sandoros skrynios priekyje. Ginkluotieji žygiavo priekyje kunigų, kurie pūtė trimitus, o likusieji ėjo paskui skrynę. Jozuė įsakė tautai: jums nevalia šaukti nei kalbėti, iki aš jums pasakysiu: šaukite, tada jūs turėsite šaukti. Viešpaties skrynia buvo apnešta aplink miestą. Apėję aplinkui vieną kartą, jie sugrįžo į stovyklą ir joje nakvojo. Jozuei atsikėlus anksti rytą, kunigai paėmė viešpaties sandoros skrynę. 7 kunigai 7 avino rago trimitais trimitavo, eidami viešpaties skrynios priekyje. Ginkluotieji žygiavo pirma jų, o likusieji ėjo paskui viešpaties skrynę, trimitų garsams skambant. Antrą dieną jie taip pat apėjo miestą vieną kartą ir sugrįžo į stovyklą. Taip jie darė 6 dienas. 7 dieną atsikėlę anksti, auštant tokiu pat būdu apėjo miestą 7 kartus. 7 kartą, kai kunigai pūtė trimitus, Jozuė tarė tautai: šaukite, viešpats jums atidavė miestą. Miestas ir visa, kas jame yra, bus sunaikinta viešpaties garbei. Tik paleistuvė Rahaba liks gyva su visais, kurie yra jos namuose, nes ji paslėpė pasiuntinius, kuriuos buvome išsiuntę. Kas skirta sunaikinti, jūs nepasisavinkite, kad nebūtumėte prakeikti ir taip neužtrauktumėte Izraelio stovyklai prakeikimo ir nelaimės. Visas sidabras bei auksas ir variniai bei geležiniai indai yra viešpačiui pašvęsti. Visa tai viešpaties iždui. Pučiant trimitams, tauta pradėjo garsiai šaukti ir sienos sugriuvo. Kariai įsiveržė ir užėmė miestą. Jie išžudė visus, kas buvo mieste, vyrus ir moteris, jaunus ir senus, jaučius, avis ir asilus. Vyrams, kurie žvalgė kraštą, Jozuė įsakė: eikite į paleistuvės namus, iš jų išveskite moterį ir visus, kurie yra jos namuose, kaip jai prisiekėte. Jaunuoliai, buvę žvalgais, išvedė Rahabą, jos tėvą, motiną, brolius ir visus, kurie buvo namuose. Jie išvedė visus jos giminaičius,
ir paliko juos už Izraelio stovyklos ribų. Miestą ir visa, kas buvo jame, jie sudegino. Tik sidabrą bei auksą ir varinius bei geležinius indus jie padėjo viešpaties namų iždui. Paleistuvę Rahabą ir jos tėvo namus bei visus, kurie buvo su ja, Jozuė paliko gyvus. Taip ji liko gyventi tarp Izraelio iki šios dienos, nes paslėpė pasiuntinius, kuriuos Jozuė išsiuntė išvalgyti Jerichą. Tuo metu Jozuė paskelbė, prisiekdamas: prakeiktas viešpaties akivaizdoje bus tas, kuris atstatys Jericho miestą. Už pamatus užmokės savo pirmagimių, o už vartus jauniausiųjų. Viešpats buvo su Jozuė ir garsas apie jį pasklido po visą šalį.